Sveiki, esu Inga iš Kamstičis. Malonu Jūs matyti. Šiame video pasidalinsiu savo pabaigtukais, 4 iš projekto 12 pabaigtukų. Jau yra jie 6. Esu vieną video nufilmavus šioje serijoje. Taipogi pasidalinsiu sausio mėnesio siuvinėjimu ir keliomis prekėmis iš Vintedo bei iš Temu. Tai jeigu jums patinka, galit pasilikti ir pažiūrėti. Malonu Jūs matyti. Tai va, 4 pabaigtukai, tai būtų laimingos pelėdos iš Vervako. Rodžiau video. Čia yra siuvinėjimas ant 10 kaunto aidos ir į tą pilkus kryželius šitas linijas esu įsiuvinėjusi metalizuotą siūlą. Matosi, aišku, tik tai geriau matosi dirbtiniam apšvietime. Tai va, pelėdžiukai išėjo tikri linksmuoliai ir man labai patinka šitas finišas, kitais metais aš jį panaudosiu. Antrasis jau įrodžiau irgi finalinėme video, tai būtų rudeninė istorija. Autumn Story, ryškus darbas, pilnas visokiausių spalvų ir objektų, tai labai įdomu siuvinėti tokį darbą. Na, jisai užtruko kiek ilgiau nei tikėjusi, atrodo visai nedidukas, siuvinėjau ant lindos. Taip, sekantis darbelis būtų 3, tai būtų šitas naujametinis elnias. Na, jisai mano senukas, aš jį pradėjau 21 metais, mečiau ir šiais metais nutariau pabaigti. Pabaigiau ragus, papuošimus, nesiuvinėjau jokių perlų ir taip, manau, užtenka bus pagalvę nuotaikai suteikti. Tai va, siuvinėtas ant blizgaus Belfasto. Taip. Na ir paskutinis dičkis. 4, tai būtų geišos, jos irgi rodžiau, siuvinėta ant 16 kaunto aidos, daug bieso, daug pusinių, 4-dalio kryželių, tai Ankor firma labai gal žymi to, tai nėra labai lengvi rinkiniai Ankor Maja, bet rezultatas džiugina ir procesas taip pat labai linksmas. Tai va, tai tokie mano yra 4 pabaigtukai iš 12, tai mums viso jau yra 6 pabaigti, tai liko dar 6. Na, tai nereiškia, kad šiais metais tik tai 6 pabaigtukus padarysiu, bet čia dabar toks būtų kaip susitelkimas, kad nepradėti daug naujo, kol nepabaigtas tas projektas. Tai va, jeigu jums patinka, galite irgi prisijungti. Tai va, tiek. Dabar pasidalinsiu savo siuvinėjimais sausio mėnesį ir gruodžio, nes nesimatėm jau tiek. Būtų tas, kad visą laiką dabar turiu po pagrindinį projektą, kurį vedu link pabaigos, link finišo. Šiuo metu yra šis Andalūzijos charakteris iš Riolis firmos. Tai yra mano antras jau žirgas. Turiu išsiuvinėjus vėją karčiuose, tai va, nes aš planuoju juos gal kabinti, tarkim, valgomojoj zonai, pažiūrėsim.
kaip ten bus. Ir liko nuobodi dalis, liko jo kaklas, kuris va dabar baigsis ir prasidės karčiai. Ten šiek tiek bus bieso, bus linksmiau, o šiaip siunėsi gan nuobodokai. Va, liko dar nepabaigtų vietų. Ar lengva siuvinėti ant šitos medžiagos, tai nesudėtinga, puikiai matosi tie tarpeliai. Ir viskas sekasi neblogai, tik pats piešinukas nuobodus siuvinėjai atrodo nieko nesimato. Na, kai po to atitrauki ir pamatai tą visą rezultatą. Tai va toks žirgas. Jame per šį laiką įsiuvinėjau apie 3500 kryželių. Taip, tai toks projektas būtų pirmasis. Antrasis mano projektas būtų toksai saldus nektaras. Jame nedaug esu įsiuvinėjęs, čia praeitų metų pradėtukas iš Amishop firmos, bet Gold Dimensions Gold motyvais, taip. Tai šiuo metu turiu tiek ir išsiuvinėjau apie gal 600 kryželių. Labai norėjau pabaigti kolibrio kūnelį, kad galima būtų padaryti biesą čia, taip. Bet, tikrai dar nėra pilnai apvesta viskas pusiniais, tai negalėjau to atlikti. Tai tikiuosi gerai pasistumėti su šituo darbeliu. Va, bus puikios gėlės, labai žavi tai, kad aplink bus metalizuotas siūlas auksinis ir bus juodas fonas. Ir aišku, labai gražus mėlyni šitie fonai, mėlynas fonas. Ir pats kolibris. Tikiuosi greitai veikti. Berods 20 kažkelių tūkstančių kryželių viso. Tai va, o esu dar tik gal turiu 5%. Taip, tai antrasis darbelis. Toliau sekantis būtų Wildflower Tea. Jame irgi nedaug pasistumėjau nuo praeito karto, tik tai va šią staltiesėlę. Taip, tai mano planas yra siuvinėti ir pabaigti šiais metais šį darbelį. Kai pabaigsiu apačią, keliausiu jau į viršutinę dalį, į daug linksmesnę, tai būtų į pačias gėles. Taip. Tai va, paukščiukas, puodelis, uogytė, magnetukas, saulytė. Va, taip, šis darbas toks labai linksmas. Mereška firmos ir siuvinėjau ant dramblio kaulo lindos. Tenka man baltais pusiniais užpildyti servetėlę, nes šiaip nesisiuvinėja ta dalis, bet kadangi dramblio kaulo, tai reikia baltos spalvos. Tai toks projektas šiek tiek pasistumėjo. Toliau sugalvojau tokį dalyką, kaip siuvinėti lygiuoju siuvinėjimu. Tai va, būtų toks iš Kinijos darbelis. Jį planuoju panaudoti vokeliui pavasarinio proceso. Tai va, tai esu tik tai tiek padariusi. Vieną gėlytę ir sparnelį, labai lengva. Čia yra instrukcijos žodinės. Žiūri, kiek gijų skliausteliuose ir kokiu numeriu siūlo siuvinėti. Siūlai tai netvarkingi, va taip atrodo. Adata tokia aštri, labai didelė, taip. Tai va, bet šiaip visai smagiai. Po to iškirpsiu, kažkaip įsiūsiu ir bus labai įdomus, manau, darbelis. Sekantis būtų darbas, kurį siuvinėjau. Labai nedaug. Čia pasistumėjau gal 1000 kryželių, gal kiek daugiau, tai va šitoj daly, kur mato, taip, ir šitoj daly, rodau su pirštu, atsiprašau. Tai mano didelis darbas, Nadima schema, 169 000, šiuo metu yra 30%. Šiais metais noriu, kad išsiuvinėti 50% šito darbo. Įtempiu ant rėmo, va tokiu būdu, su pagaliuku ir su tais tokiais elektriko užtvirtintojais, nežinau kaip vadinasi lietuviškai. Tai va,
Tai čia labai tikiuosi užpildyti tą dalį, tas gėlytės, kad pamatyčiau ir keliaučiau viršų. Čia, man atrodo, bus jau smagu. Vynuogių gal jau pamatysim čia daugiau. Taip. Tai va, ir eisim į dešinę pusę iki galo. Tai va, toks darbelis, tikras gražuolis. Taip. Vervako mano karvė. Nedaug pasistumėjo, užpildžiau mėlynas debesis ir šiek tiek pradėjau jau siuvinėti patį snukelį. Tai išsiuviniau kokius gal 500 kryželių, irgi nedaug. Reikia pasistengti, nes šis projektas iškrito VipGo. Toks yra Facebook'e tokia grupė, tai va, dalyvauju jame, įdėjau į tą bingo lentelę šitą karvę ir iškrito, bet aš taip ir nepabaigiau to 1000, kur pasižadėjus esu. Taip, bet ten galima visus metus atlikinėti tas užduotis, tai manau įveiksiu ir įkelsiu. Tai va. Tokia karvė. Mano sekantis projektas su šuniukais. Būtų Golden Fleece projektas, dama su rusų kurtais. Tai va, esu išsiuvinėjusi apačią jau ir persikėliau į viršų. Tai va, siuvinėju dabar kampą. Ir irgi gal, kadangi iš popieriaus, tai negaliu tiksliai pasakyti, bet kažkiek pasistumėjau sausio mėnesį, kokį 1100, tai padariau. Tai va, dama sėdi savo, arbatą geria, draugai, šuniukai visada šalia. Tai va, paveikslas, gėlės, stalas bus, kažkokie objektai ant stalo, vėliau siuvinėsis. Na ir tikiuosi šiais metais pabaigti. Čia mano sekantis projektas, kurį imsiu pagrindiniu. Jis buvo mano praeitų metų vienas pagrindinių projektų, bet taip ir nepasibaigė, nes yra milžiniškas. Taip. Tai va, jis tikras milžinas. Net neįsivaizduoju, kiek čia kryželių. Šiaip labai didelis, bet kadangi siuvinėjasi ne kaip daugiaspalvis, daug lengviau, tai ir įmanomas toks progresas. Nes matot, perėjimai gan tokie grubus, o dar ne visur išsiuvinėta. Reikia padirbėti. Taip. Sekantis mano darbas, tai būtų Mirabilios Madonna of the Garden. Toksai puikus siužetas su obuoliais, su sodu, su lapais, su kūdikiu ir mama. Nesiuvinėsiu čia nimbų. Ieškau nusipirkti, žiūrėjau Vitchell Imports puslapį, neradau kur, jeigu žinot, galit man padėti. Tai va, tikiuosi. Ir kiek esu įsiuvinėjusi, tai tik 2,70%, tik va tiek. Taip, tai apatinė dalį. Tai pasipildžiau kažkur 600 kryželių. Medžiaga yra murano, žalia. Ne visai tas žalias atspalvis kaip ten sagoj. Bet nieko, patinka. Labai gražus obuoliai ir kriaušės. Bus nerealu. Tai va, tai tiek. Kryželiai nelabai lygus, bet aš siuvinėju dėl proceso. Ir aišku, medžiaga didelė, nes ji pati bus labai didelė. Jos Mirabilios įprastai, jeigu jos ne fėjos, tai yra didžiulės, man taip atrodo. Taip, tai toks darbelis. Ir ką, liko 2 dar darbai. Tai vienas yra Novos Loboda tigras. Gyvena tokia maišelėje. Tas tigras
viena ranka, nes sulūžo mano stovas, tai aš jau vis tiek jau noriu nufilmuoti. Tai va toks tigro nosis tokia graži. Ir ką galiu pasakyti, kad išsiuvinėjau čia gal irgi apie gal 600 kryželių, tai nedaug, dešiniai pusiai daugmaž. Aišku, noriu pereiti prie jo akių, tai tam reikia pasistumėti. Darbas didelis, gal 48 000 iš viso. Tai šiais metais nemanau, kad pabaigsiu, tikriausiai kitais. Bet tikslas būtų kuo daugiau pasiuvinėti, gal po 2000 per mėnesį. Tai tada bus galima kažkurio metu jau realu pasimti kaip pagrindinį ir užbaigti. Tai va, jeigu kas nematė, kaip atrodo, tai Novos Loboda firmos. Va taip atrodys tas tigras. Siuvinėjimo ant pilkos Aido 16 kanto Aurora siūlais. Kanvos nesusižymėjau, nes jinai tokia keista. Šiaip nieko siuvinėsi, gan lengvai lieka tokie įdomus tarpeliai, reikia nepertempti siūlo, bet gal nesimatys. Ir jų rūšiuoklės, kadangi siūlai labai švelnus, tai rūšiuoklės, aišku, nelabai kokios. Tos tokios planytės, reikia persikabinti, bet siūliukai ant tiek švelnučiai ir planyčiai, kad lengvai įsitraukia. Ir jeigu retokai siuvinėsi, tai nebūtina gal persiorganizuoti, bet gal reikėtų. Siuvinėjai su saga, nes schema neblizgi, bet tokia gan, sakyčiau, sudėtinga, nes tamsoka. Tai va. Dabar parodau savo pirktus rinkinius. Va, jų tokia krūva. Jeigu kam įdomu, taip, nežinau, ar bus įdomu. Tai pirkau tokį, vadinasi Needle Woman Accessories, siuvėjos, siuvinėtojos aksesuarai, rudų oranžinių spalvų, nelabai matosi siūlai čia. Tai viskas čia pirkta iš Vinted. Taip pat sekantis būtų toksai sampleris, tradicinis sampleris DMC firmos. Aš jį gal planuoju padaryti kaip mūsų vestuvių samplerį. Tai čia mūsų raidės galima bus su vyru rašyti ir santuokos metus. Taip, o tas raidės paliksiu ir tos skaičius paliksiu. Tai va toks va būtų. Arba netgi galima vardus parašyti čia. Žiūrėsim. Kita pusė atrodo taip. Viduje, man atrodo, Ivas yra. Evas, taip. Rašo kažką, nerašo. Advanced lygis rašo. O nerašo, rašo, kas viduje, kur čia parašyta. Even Weave DMC rašo. Even Weave. Sudarytas iš 52% medvilnės, kem 8% rajon. Tai čia viskozė, tai 28 kaunto. Sekantis tai būtų darbelis su krepšeliu. Vadinasi Fruits Picking, vaisių skinimas. Taip, tai bus labai geras vasariškas darbelis. O ir nesimato nieko. Tai
gaila. Tai va, na, va tokie siūlai ir tokia kamba. Manyčiau, reikėtų gal keisti. Taip, tokį žurnaliuką įdėjo dovanų. Jeigu įdomu, galiu apžvelgti. Bet tiesiog paprastas žurnaliukas, nieko ypatingo. Toks linas būtų 28 kaunto. Ta schema yra mano viduje buvo, ar yra, nežinau, bet ji mane labai gal įdomi. Toks gabalas extra large, parašta 50-68 cm. Tai va, sekantis būtų toks rinkinukas su lapais, Ligularia ir Hellebore, Leaves. Taip, ir čia būtų vidutinio sudėtingumo Valerie Roy dizainerė. Toks va, žalias ir viduje linas. 100% linas 28 kaunto. Čia būtų toks mylimukas va, su tokiu Lantern and Thistle, su lempa ir su šituo augalu. Pamiršau greitai pavadinimą. Nuostabių spalvų siūlai, nuostabus linas. Sekantis būtų našlaitės, Fancy Profusion. Manyčiau, gal jau ir negaminamas tikriausiai. Čia yra sužymėta schema, tai galima būtų pakeisti. Tai pažiūrėsiu, ar įmanoma pakeisti medžiagą. Žiūrėsim, kaip seksis. Gal rodžiau, nežinau, rodžiau šitą Sweetheart's Gate, įsimylėjėlių varteliai. Įsimylėjėlių varteliai, taip. Na, extra large Yvon Guivo, Evas, nieko įdomus. Ir gan įdomus toks rinkinukas, Lanarte firmos, jų senučiukas, Majorin Bastin kolekcijos. Čia triušiukas, drugelis ir grybai. Grybai ir zylutė. Tokie siūlai. Senukas, tikras senukas. Tai va, dėkui, kad žiūrėjot. Atsisveikinu, kam nebeįdomu prekės iš Temu. Ir parodau, ką nusipirkau iš Temu. Dabar kviečiu pažiūrėti mano pirkinukus ir pirkinukus iš Temu. Jeigu norit, o jeigu ne, tai sakau iki. Tai va, mano prekės iš Temu. Iš karto noriu pasakyti, kad pirkau už savo pinigus, jokios tenais nesusitarus, nesu su jais nieko. Tai va, tai mes greit apžvelgsim, ką mes čia nusipirkome. Esu pirkus ir mezgimui, tai jeigu bus įdomu, tai galėsiu parodyti. Dabar apžvelgsim siuvinėjimo prekes, kokias nusipirkau. Taip, tai tokias rūšiuoklės. Šitos dvi ėjo vienai pakuotei ir jos skirtos yra 20 siūlų. Tai va, tokios, tokiu eina dvi viename. Ir tokia, tai čia yra irgi 20 siūlų, tai šita ėjo viena pakelėje. Manau, puikiai galima susirūšiuoti, tai popieriniu, kam patinka apvalios. Tuomet pirkau tokius siūlus. Yra didelės tokios špulės, manyčiau, mašininiam siuvinėjimui tikriausiai. Padariau klaidą, kad nusipirkau nesidabrinį, o tokį rožinį, violetinį siūlą, bet jis atrodo kaip sidabrinis. Tai va, puikiai galima vieną dėti į 2 siūlus muliniai, jisai matosi. Nebandžiau dar siuvinėti, kaip jis atrodytų vienas metalikas. Tai va, tai aišku, jisai žymiai pigiau, nes jo čia visam gyvenimui užteks tokios špulės. Tai norės nusipirkti dar keletą spalvų. Manyčiau, verta, jeigu daug siuviniai metalikų. Taip pat pirkau neutralų tokį siūlą siuvimui. Kartais reikia, kad nesimatytų arba nekristų akis. Tai va toks. Žinokit, neprisimenu kainų, nesirašiau. Toliau susidėti reikėjo tokias
špūlių tokius laikiklius, žirafos formos, tokia dėžutė ateina, viskas iškrito, matot, tai jau tokia kokybė, sakyčiau, nelabai, va, nuskilo. O gal nepatarčiau šitų pirkti, taip, net apsukti kitą pusę. Čia kas organizuoja savo procesus gražiai, kas vieną turi dėžutėje, galbūt suklijuočiau tą dėžutę, kad negeriau laikytųsi. Va, taip galima net ir sukabinti tai žirafas, nes yra tokia, va, skylė čia, taip. Bet, va, matot, kojytė jau nulūžusi, arba čia aš neatsargiai jau ėmiau tikriausiai. Tai čia reikia labai atsargiai su jomis, jeigu nori, šiaip nudažytos lygiai. Galbūt gražiai atrodytų kokiam procese, arba nuotraukose, va, reikės pasibandyti. Jau tokį nusipirkau. Tai išbandysim. Lankelis Nurgia pakaitalas. Man patiko spalva. Tai va tokį 145 mm. Atitiktų gal antrą Nurgia. Tada pirkau daug dėžučių. Nu, nedaug iš tikrųjų. Jos ateina suviniotos. Pirkau karoliukam organizuoti. Dėžutės gan didelės. Va tokios, taip, va taip valankstosi, atsidaro. Tūris, manyčiau, gal 50 gramų tikrai tilps. Va, toksai, ir čia telpa vienoje eilėje kiek? 10 dėžučių, tai viso 30 dėžučių telpa didelėje dėželėje. Plastikas tas plonas, bet jeigu va reikia karoliukam, puikiai matosi. Manau, čia geras pirkinys. Taip pat nusipirku porą tokių. Čia jie jau kitaip jau yra tokio kieti. Ne, tokio pačio gal. Plastiko šiek tiek mažesnio dydžio nei tos dėžutės. Tai buvo. Ir čia telpa 7 dėželės. O, pavyzdžiui, kokiam projektui. Taip, kodėlgi ne? Tada pasiėmiau iš dėžučių tokius organizerius, taip, čia niekada dar nebuvau atidarius, jie turi tarsi viršutinį dangtelį ir atsidaro labai tokie, gan sakyčiau, va tokie skyriai ir galima laikyti savo smulkmenas, sagas, kažkokius dalykus, va iškrito, taip, tai šitie išsiemantis, tai tas yra gal minusas, bet kita vertus ir pliusas, pavyzdžiui, gal jums reikia didesnio kokio skyrelio. Tai ir pliusas, ir minusas, čia kaip kam. Galima laikyti adatėlės, viską rankdarbiams, 3 aukštai. Aišku, jos tos visos dėžutės yra nebrangios. Pažiūrim, kaip užsidaro. Užsidaro tokiais. Va. Conveniently and space saving. Snap and stack technology. With interval in every layer, allows to add on additional articles as needed. Na, aišku, parašyta gražiai. Na, įdomu, kaip ar nenulūš šitos va detalės, kurios turėtų laikyti. Taip, tai tokias 2 nusipirkau. Taip. Su temu kažkaip sako, reikia atsargiai. O, iškrito. Tai va, sekantis pirkinukas būtų tokie rūšiuoklės siūlam. Dabar labai madingos. Ant žiedo. Susimaunami visi siūlai. Taip. Čia iškrito užrašoma, ne, tarkim, ir turiu savo susirūšiavęs su tokia rūšiuoklė, taip, tai tokie, norėsiu išmėginti. Toks vabalas, galvoju, bus mažesnis, tai čia jau tikrai sakė, nieko nepadarysi, jokio iš jo magnetuko. Jo dydis yra didžiulis, tai čia reikia visą laiką matuotis, kaip perki, bet vabalas tai gražuolis, tikras gražuolis, keliaus į papuošalus. Tai va, toliau pirkau mažyčius tokius karoliukų mažytės dėžutės.
Aš manau, jie labai gerai būtų milchilai surūšiuoti iš maišelių. Jeigu turi laiko, čia kažkoks siūlas. Tai va, tų pakuotį daug yra, tokių dėžučių mažyčių. Va, jos gerai tinka karoliukam, mažam kiekiui. Mažam kiekiui, jeigu turit labai nedidelį kiekį. Irgi gražiai galima po to susidėti į dėžutę. Pirkau daugybę lipdukų savo dienoraščiui, gal per daug medžio tema. O, kažkokia čia tema, nematau, varnų tema, katinų tema, daug yra tų, vitražų tema, auksinė dangaus tema ir ryškiaspalvių gyvūnų tema. Šitie būtų man patys gal įdomiausi lipdukai. Tai jie tokie, tarkim, katinas, ne? Pasiemam. Nu, kažkaip atsilupti reikėtų. Atsilupais ar ne? Negaliu atsilupti, manyčiau, bet aš bandžiau. Atsilupo, taip. Tai tokie. Daug katinų. Nėra kitų gyvūnėlių. Aš suklydau, čia tik kačiukai. Daugybė vitražinių katinų. Bet įdomu, ar gali jį išlupti. Reikės išmėginti, vėliau pasakysiu, taip. Taipogi iš lipduko. Tai būtų dar tokie, mažas žvaigždutės. Čia daug jų tinka ir vaikam kažkur klijuoti. Ir toks vaikam ypač gerai pažymėti jų pasiekimus, ne, tarkim, irgi krūva tų lipdukų. Čia labai daug. Iš lipdukų berods viskas, daugiau nebuvo. Pirkau taipogi keletą magnetukam. Tokia bitė. Labai gražus bus magnetukas. Tokį paukštį. Tokią paletę. Čia nebrangus jie. Ir tokią krūvą Van Gogho tema ženklelių. Tai va, labai paprastai aš juos pasidarau. Va, taip. Nuimu šitą dalį, kiek galiu, ir užklijuoju magnetą su stipriais klijais. Ir man tampa magnetukais. Metaliniai tai patys geriausi, aš manau. Taip. Nieko Van Gogho nesiuvinėju, bet šiaip gražus tokie mėlyni. Tada pirkau daug šitų popierinių, bet kokiam siūlom rūšiuoti. Kiekvienam procesui po šitai veriklį. Katiną magnetukui Helovyno procesam. Katinas toksai. Okay. Sekantis pirkinukas tai tokie antviršiai 5. Taip. Kuria čia pusė. Gal šita pusė. Taip, kad stumti adatą. Turi daug skylučių. Tai gal turėtų pirštai gerai jaustis, nežinau. Ir paskutinis pirkinukas būtų Evo 50x50. 5 gabaliukai. Tai manyčiau neblogas gal pirkinukas. Taip. Atrodo, kad įmanoma pamatyti, tuos reikėtų pabandyti pasiuvinėti. Tai va, spalvos yra gražios. Tokia žydra, žaliai žydra balta, dramblio kaulo ir rožiniai 4 gabaliukai melavau. 4 gabaliukai. Tai va tiek. Tiek tų pirkiniukų. Ačiū, kad žiūrėjot. Malonu buvo susitikti ir iki kitų pasimatymų. Iki!